uždara akcinė bendrovė Kalvis gamina centrinio šildymo katilus, kuriais galima apkūrenti namus ir įvairius pastatus. Tai gali būti ir pramoniniai pastatai, tai gali būti ir kultūriniai pastatai. Galingumų gama yra nuo 8 kW iki 5000 kW. Vartotojui kyla visą laiką klausimas, kokio galingumo pasirinkti katilą. Pirmiausia, reikia žinoti, kokia bus apšildoma kvadratūra ir dar įvertinti tokius momentus, kaip ar bus naudojamas buityje šiltas vanduo, ar bus šildomas grindys. Kiekvienas katilas turi savo serijos numerį. Kaip pavyzdys, sakykime, yra katilas Kalvis 220. 2 tai apsprendžia seriją, o 20 tai yra kilovatai, tai yra galingumai. Kad suprastų žmogus, kaip pririšti prie kvadratūros, prirašykit vieną nuliuką. Gausis 200. Tai yra 200 kvadratinių metrų, kad galima būtų apšildyti. Bet visą laiką reikia vertinti, kad kažkokia tai dalis galingumo bus atiduodama centralinio buitinio vandens paruošimui, tai yra boileriui liaudiškai sakant, ir kažkokia dalis šildomam grindim. Tai reikia vertinti ir prie pliusoti. Buitiniam šildymui 3 kW pridėti reiktų. Grindim priklausoma nuo kvadratūros, čia reikia paskaičiuoti. Jeigu jau yra grindinis šildymas, tai būtinai turi katilą parinkti specializuotą įmonę. Blogai, kai yra pasirenkamas katilas per mažo galingumo ir blogai, kai pasirenkamas per didelio galingumo. Kas įvyksta? Katilas nedirba reikalingam režime, kaupiasi kondensatas ir atsiranda vanduo po katilu. Žmonės iškart įsigąsta, galvodami, kad kiauras katilas, kad bėga vanduo. Toks kondensato susidarimas gali atsitikti tik prasidėjus kūrent sezonui, tai prasidėjus pirmam užkūrimui, bet taip pat jeigu yra per galingas arba per mažo galingumo parinktas katilas. Katilai mūsų yra skirstomi pagal serijas, tai yra Kalvis 2, Kalvis 5 ir pramoniniai katilai. Tarp 2 ir 5 serijos katilų skirtumas. Tai antroji užkraunama iš priekio ir iš viršaus ir šildomos visos ertmės yra iš galo. Jie biški ilgesni. 5-tukai yra užkraunami tik iš priekio ir visos šildomos ertmės yra viršui. Ir apie katilą. Antrukė irgi apie visą katilą, bet iš galo. Antrukų yra didesnė gama galingumų, antrukų yra didesnė pakura, automatiškai reiškia ir įdėsi daugiau malkų. Ir kai įdeda daugiau malkų, reikia suprasti, kad ir katilai ilgiau degs. Kurensis ilgiau, reiškia rečiau prie jo eisit. Galima šios katiluose kurenti tiek malkom, tiek galima kurenti ir briketais, pjuvenom, anglim, maišant su mediena. Dabar ką noriu atkreipti dėmesį į tai, kad kur dažniausiai suklysta žmonės prieš pradedant eksploatuoti katilą. Užkūrus katilą reikia atidaryti kūrimo sklendę prieš kūrent katilą. Būtinai turi būti atvira taip pat ir sklendė, kuri eina iš katilo į kaminą, į dūmtraukį. Kūrent katilą, kūras yra užkraunamas arba per šias dureles, arba per šitas. Priklausomai nuo to, kokia yra kūro rūšis. O užkūrimui reikia uždaryti šitas dureles ir atsidarius šitas dureles kurti. Kūrent reikia iš pradžių užkūrus palaukti, kol įsikurs liepsna. Pradėjo liepsna, kaip aš vadinu, grot, žaist. Tai yra, jį pradeda gaubti malkas, tai nepulkim uždarinėti šitų durelių. Jokių būdų. Įkūrimo sklendė prieš kūrint pas mus atidaryta. Oras laisvai gali vaikščioti iš katilo į kaminą, į dūmtraukį. Sklendė vadinama juška, šiberį dar liaudyje, irgi atidaryta. Tokiu atveju katilas pradeda kaisti. Ar galima naudoti tą katilą taip, kad pakūrenau dieną, 2 ir nebereik prie katilo jau lysti daugiau? Aš sakau, tokiu atveju reikia jums turėti sistemoje akumuliacinę talpą ir sistemoje būtinai turim turėti treigį vožtuvą. Ką daro treigis vožtuvas? Treigis vožtuvas jis būtinai reikalingas, tai sakykime, nesenai
pradėtas naudoti, montuotojai visi iki vieno montuodami jūsų katilinę pastatys tą treigį vožtuvą, jis neleidžia grįžti vandeniui, kuris yra per karštas į katilą, o paleidžia tą vandenį į sistemą. Jeigu vandens temperatūra sumažėja, tada vožtuvas persidaro ir vanduo papuola į katilą. Katilas pašildo ir vėl grįžta į sistemą. Jeigu jūsų yra katilas didesnio galingumo, jūs turėdami akumuliacinę talpą, prišildo tą akumuliacinę talpą, per vieną dieną, sakykime, būdami namuos prišildot, ir toji sukauptoji šiluma paskui 2-3 paras yra atiduodama į sistemą. Automatiškai jums tas 2-3 dienas nereikia eiti prie katilo, jo kūrenti. Mes rekomenduojam kūrenti malkomis, kurios yra lapuočių, rūšis turi būti. Gerai labai būtų, kad malkos būtų pastovėję bent porą metų po stogu. Kadangi jeigu malka yra nupjauta miške ir atvežta ir tiesiai dedama į katilą, tai žinokit, kad toje malkoje, tame kūre yra 50-60% vandens, drėgmės. Kuo malka yra drėgnesnė, tuo daugiau bus pelenų. Kuo malka drėgnesnė, tuo blogiau kūrensis jūsų katilai. Kokį be paimtumėt katilą? Apsineša, pavyzdžiui, senelės katiluose. Žmonės klaus, kaip tas senelės išvalyti. Jeigu katilas yra karštas, nerekomenduočiau aš jų valyti. Tokiu atveju yra naudojama tokia priemonė kaip Satpal, Lenkų gamybos, o liaudėje yra nuo seno naudojama toks paprastas dalykas, nuskutot bulvės, liko bulvių lupenas. Neišmeskit, įdėkit į maišelį ir užkrovę kartu su malkom įdėkit, ir tai bus tas pats efektyvus dalykas. Labai efektyviai valo svogūnų lukštai, česnakų lukštai. Apart to, kad kalvis gamina centrinio šildymo katilus, jis taip pat gamina ir katilus viryklės, kur galite ne tik šildyti centrinį šildymą, bet galite ir virti maistą. Gaminam pirties katilus įvairioms pirtims, priklausomai nuo to, kokios kubatūros yra pirtis. Gaminam židinius. Gaminam oro šildomus katilus, tai jeigu taip liaudyje dar kiti vadina buržuikės, gražios buržuikės, kur oro šildomos patalpos, ir taip pat nuo tų katilų galima padaryti nuvedimą į kitą